Gyvenimo balansas, gyvenimo scenarijus. Iki šiol jūs girdėjote paaiškinimą apie įmonę pavadintą Atomi, kuri rodo viziją ir siūlo atsakymus į daugelį problemų, su kuriomis susidurime šiandien. Drįstu pasakyti, kad tas atsakymas yra tai, ko jūs visi laukiate. Visai nesvarbu, ar jūs visiškai suprantate Atomi ar ne, jeigu jūsų vidinis jausmas yra teigiamas. To daugiau negu pakanka. Leiskite jūs patikinti, jeigu jūs per šią paskaitą pagalvojate, kaip aš galėčiau kitiems papasakoti, ką girdėjau šiandien, jums nėra dėl ko jaudintis. Užuot varginėsi patys, viską kartoti iš naujo, jeigu jūsų jausmas yra teigiamas, tiesiog pasakykite savo žmonėms, pasiklausyti patiems. Atomi žada daug sprendimų socialinėms problemams, su kuriomis susidurėme dabar. Leiskite jums pristatyti dar vieną mintį, kuri gali būti reikalinga svarstant šį verslą. Jeigu šiandien išgirdę apie Atomi produktus, pagalvojate, net jei nedaryčiau šio verslo, vis tiek norėčiau juos naudoti, tai jums tikrai verta šį verslą daryti. Kita vertus, jeigu manote, jeigu nedaryčiau šio verslo, aš šių produktų tikrai nenaudočiau, žinau, kad yra geresnių prekių nei Atomi siūlomas, tada jums nereikėtų pradėti šio verslo. Net jei pradėtume, jums nepasisektų. Kodėl? Nes mes visi turime sąžinę. Būtų labai sunku parduoti tai, ko patys nenaudojame. Tiems, kurie nusprendžia, kad net nedarydami šio verslo vis tiek naudotų Atomi prekes, nes jos yra naudingos, negu tai, ką perka prekybos centre, interneto parduotuvėse ar per namų pardavimo tinklus, tokiems aš labai stipriai patariu užsiimti šiuo verslu. Kai apsispręsite daryti šį verslą, jūsų tikslas turi būti sėkmė. Jeigu ta sėkmė reiškia tik maisto padėjimą ant stalo, tai nėra tikroji sėkmė, tai būtų laiko švaistymas. Laiko švaistyti nenorite, turite tapti sėkmingais. Stebėtina, kad labai daug sėkmingų žmonių nėra. Iš esmės žmonės nuo gimimo iki 30 metų įvairiai ruošiasi likusiam gyvenimui. Kokia ta pasiruošimo forma? Jie eina į mokyklą nuo 30 iki 60 metų, dauguma žmonių dirba. Galiausiai nuo 60 iki 90 jie išgyvena savo gyvenimo saulėlydį. Taigi 30 metų mokomės, 30 metų dirbame, o paskutiniai 30 metų yra senatvė. Statistika rodo, kad sulaukus 60 metų po 30 metų mokslo ir 30 metų darbo, tik 1% žmonių yra sėkmingi, kitaip tariant, jie pasiturintys. 4% žmonių yra finansiškai saugus ir nesijaudina, ar turės ką valgyti. Jie nėra turtingi, bet nepriklauso nuo kitų. 10% žmonių ir toliau dirba, gyvena nuo algos iki ilgos, 15% gyventojų miršta. Likę 70% sulaukia senatvės be pinigų ir be darbo. Ši konkreti statistika yra šiek tiek pasenusi ir iš kitos šalies, todėl galbūt mums visiškai netinka. Vis dėlto, jei apsidairysime aplinkui, pamatysite, kad maždaug 1 iš 100 yra turtingas ir 1 iš 20 nesijaudina dėl maisto. Likę 95% iš esmės yra nesėkmingi. Turime rimtai susimastyti, kodėl tokia didelė dalis žmonių sunkiai gyvena ir žlunga net po sunkių mokslų ir darbo. Viena ryški asmenybė, kuri apie tai pateikė aštrią įžvalgą, buvo Carnegie, kuris gimė labai neturtingoje šeimoje. Jis tapo plieno magnatu ir įkūrė Carnegie labdaros fondą. Jo filantrofinis elgesys vis dar padeda daugeliui net po jo mirties. Carnegies rimtai svarstė, ar jis galėtų vėl tapti turtingu, net jeigu vėl gimtų
vargingas, ar tapimas turtingu buvo tiesiog sėkmės atsitiktinumas. Jis įsitikino, kad kiek kartų begimtų skurde, vis tiek taptų turtingu. Karnegis priėjo prie išvados, kad nors jis atrado sėkmės paslaptį, daugelis žmonių kovojo ir žlugo todėl, kad paprasčiausiai nežinojo, kaip pasiekti. Jis įsitikino savo atradimu ir norėjo pasidalinti sėkmės paslaptimi su daugybė žmonių. Vienas paskutinių jo darbų prieš mirtį buvo mokyti žmonės, kaip pasiekti sėkmę. Jis nuoširdžiai troško pasidalinti sėkmės paslaptimi su tiek žmonių, kiek tik įmanoma, ir tai tapo jo projekto tikslu, kurį jis vykdė per 20 metų. Tiesa ta, kad sėkmės principai negali būti sugalvoti savaime. Carnegie nors nesukūrė faktų iš nieko, šie principai visada egzistavo, o jis tik juos atrado ir patvirtino. Principas yra dėsnis, kuris visada duoda vienodus rezultatus. Pavyzdžiui, kai A ir B sudedami, rezultatas turi būti C. Jeigu A ir B sudėjus kartu, jei C skiriasi, tai nėra principas. Principas visada duoda vienodus nuspėjamus rezultatus, kai tenkinamos sąlygos. Principai yra iš anksto nulemti. Stephen Covey tai atrado ir pavadino tikruoju šiaurės principu. Iš esmės, šiaurės kryptis yra jau nustatyta. Tai nėra taip, kad galime tiesiog nuspręsti, jog ši kryptis yra šiaurė, o kita irgi šiaurė. Tai nėra dalykas, dėl kurio galime susitarti. Tikroji šiaurė iš anksto nulemta. Yra nekintanti, todėl ji vadinama gamtos dėsniu. Pavyzdžiui, vanduo visada teka iš viršaus žemyn. Kartais tai vadinama žemdirbystės dėsnis. Gamtos ir žemdirbystės dėsnių reikia laikytis, kad sėkmingai ūkininkauti. Pavyzdžiui, norint auginti ryžius, Korėjos klimate sėjimas turi būti pavasarį, o derliaus nuėmimas rudenį. Negali nuimti derliaus pasėję rudenį. Viskas turi vykti pagal gamtos dėsnius. Lygiai taip pat yra ir su sėkmės principais. Jie yra iš anksto nustatyti ir jų laikantis žmonėms gali pasisekti. Niekada nepasiseks, jeigu eisi savo keliu ir nukrypsi nuo nustatytų gamtos dėsnių, todėl, kai išsiaiškiname principus, atrastus ir patvirtintus ekspertų bei sėkmingų žmonių, dauguma mūsų gali pasiekti sėkmę lygiai kaip ūkininkas. Keliai iš jų gali žlugti dėl neišvengiamų gamtinių nelaimių. 4% žmonių gali nepasiekti tiek, kiek planavo. Vis dėlto dauguma pradėję ūkininkauti pasiekė sėkmę, nes laikosi gamtos dėsnių. Tas pats pasakytina ir apie gyvenimą. Jeigu laikysitės šių principų, daugiau kaip 90% jūsų galės pasiekti. Kitaip tariant, dauguma jūsų turės galimybę tapti turtingais, uždirbdami 30-70 tūkstančių dolerių per mėnesį. Tai iš tikrųjų nėra sunku. Tai taip pat paprasta kaip ūkininkauti. Pirmiausia, ką daro ūkininkas. Pirmas dalykas, kurį jis padaro, yra apgalvoja, kiek ir kokio derliaus jis nori gauti. Jei nusprendžia, kad nori nuimti 10 tonų ryžių, jis planuos pirkti žemę arba sėklas, nes jis laikosi gamtos dėsnių. Tas pats galioja ir gyvenime. Kol laikysite šių principų, tas ir nulems tolimesnius veiksmus. Žemės pirkimai, įvairias sėklas, konkrečią įrangą ir kiek darbininkų jam reikės. Jeigu ūkininkas savo galvoje suplanavo nuimti 2 tonas žemės riešutų, tai kiek sėklų ir kokio dydžio lauką jam reikės, viską visiškai nulems tas tikslas
2 tonos žemės riešutų. Štai kodėl noriu, kad savo gyvenimo ūkininkavimo plane apsvarstytumėte, koks turėtų būti jūsų rudens derlius, lygiai taip, kaip koks turi būti jūsų gyvenimas po 3 ar 5 metų. Tai turi būti aišku jūsų mintyse jau dabar, tik tada, kai tos 10 tonų ryžių pirmiausia atsiras ūkininko galvoje, o tik paskui rudenį atsidurs sandėlyje, visų metų triūsis galiausiai bus sukrautas į saugyklą. Būtent todėl ir pabrėžiu, turite turėti aiškius savo vaizdinius ir kryptį, kur eis jūsų gyvenimas po 3, 5, 10 metų ir net ant mirties patalo. Tačiau viskas gana sudėtinga. Kodėl sudėtinga? Nes žmonės yra sudėtingos būtybės. Leiskite parodyti, iš ko mes esame sudaryti. Žmogus turi kūną, galime vadinti jį mėsa. Toliau mes turime tai, kas vadinama dvasia, ir dar turime sielą. Galiausiai mūsų supa aplinka. Apibendrinant žmogų sudaro šie 4 elementai ir kiekvieno jų skirtingi poreikiai. Tikra sėkmė turi subalansuoti, atliepti visų 4 elementų poreikius. Esmė ta, kad tik tuo met, kai visos 4 sąlygos vienodai patenkinamos, galite turėti iš tiesų sėkmingą gyvenimą. Įdomu tai, kad visi 4 elementai nėra vienas kitų atmenantis, jie persidengia ir susipina. Pirmiausia, kūnas, kad gerai gyventume, dvasia, kad mylėtume, siela, kad mokytumės. Ir aplinka, kad prisidėtume. Norite, kad visi šie elementai skambėtų darniai, nes tik tuo met galėsite įjungti savo aistrą, kai jie atsiskiria, tampate cikliški. Pavyzdžiui, galite manyti, na ir kas, jei gerai gyvename. Tiems, kurie sako, na ir kas, jei gerai gyvename, jų širdyse jau nebėra meilės. Tikroji priežastis, kodėl norite gerai gyventi, dėl žmonių, kuriuos mylite ir kuriais rūpinatės. Jūsų skurdas verčia vaikus nuliūsti ir prarasti viltį, o tėvai desperatiškai vilisi, kad galės paskutinį atodūsį išleisti, pamatę, kaip jūs gerai gyvenate. Visi tėvai nori matyti savo vaikus gerai gyvenančius. Vyrai, klausykit, jūsų skurdas tempia žemyn ir jūsų žmonas. Dar viena priežastis, kodėl turime gyventi pasiturimai. Mūsų vaikai. Įsivaizduokite, kad galite pasakyti vaikui, jums nereikia sukti galvos dėl pinigų. Kai kalba pasisuka apie pinigus, aš jų uždirbsiu daugiau nei pakanka mums visiems, visam gyvenimui. Skirkite savo gyvenimą tam, ką iš tiesų norite daryti, net jei tai neuždirbs nė cento. Ar nebūtų puiku, jei galėtumėte būti toks tėvas ar motina, kuris tai pasako? Ar jūsų vaikai to nesveikintų? Žinoma, kad sveikintų, jei juos liksite ramybėje, jie puikiai tvarkysis ir gerai uždirbs. Kodėl? Nes jie imsis ko nors neįprasto ar netradicinio ir neturės aršios konkurencijos, tad galės daryti tai ramiai, kuriuose darbuose yra arši konkurencija. Visuose tradicinėse profesijose, dėl kurių mes visi taip aršiai kovojame, tėvai kapojasi iki paskutinio dėl darbų už 3-7 tūkstančius per mėnesį, o jūsų vargšai vaikai dirba darbus, kur be garantuotos pensijos. Štai kodėl jūs tikrai turite pakeisti seną mąstymą ir pradėti gyventi kaip žmonės su šia mokytis sielą. Jūs suprantate, kad turite gerinti savo gyvenimą ir stebėti stokojančių šalia. Aš dažnai nubraukiu ašarą, žiūrėdamas televizorių. Mano sūnus dažnai pagauna mane verkiantį, kai žiūrime kartu. Ne taip seniai netyčia įsijungiau laidą per televizorių, kur rodė Sudano vaikus Afrikoje, badaujančius ir beveik neturinčius vandens gerti. Jaučiau bejėgiškumą, kad negaliu tuo metu ištiesti pagalbos rankos.
Net dabar, kol kalbame, tie vaikai kas valandą miršta ir mano širdyje dega didžiulis troškimas, kad jie išliktų gyvi iki tos dienos, kai pagaliau galėsiu pas juos nubėgti, kaip norėčiau ištiesti pagalbos ranką tiems vargšams vaikams. Gal jūs to nepastebėjote, bet yra tiek žmonių, kuriems reikia pagalbos. Apibendrinant, būtent jūsų noras prisidėti skatina jūs sėkmingai dirbti šioje įmonėje. Galiausiai svarbiausia, kas yra jūsų mintyse ir koks jūsų požiūris į gyvenimą. Savo naujo gyvenimo plane turite turėti visus 4 elementus. Tai lengviau pasakyti nei padaryti. Ne taip paprasta, nes mūsų gyvenimai nėra paprasti. Bet to neturėtumėte į gyvenimą žiūrėti pernelyg paprastai. Yra žmonių, kurie gyvena pernelyg supaprastintai. Yra tokių, kurie skundžiasi, esą mūsų kompensavimo sistema pernelyg sudėtinga. Jie niekiek nesirūpina subalansuotų gyvenimo, o nori išgirsti tik, kaip greitai praturtėti. Yra ir tokių, tiesą sakant, aš matau 3 iš jų štai ten. Pasakysiu, kas bendra tiems žmonėms, kurie nemėgsta sudėtingų dalykų. Jie visi yra vargšai. Pinigai auga ten, kur yra sudėtinga. Paprastuose vietose pinigus jau pasiėmė kiti, todėl jums nebeliko. Todėl turite išmokti mąstyti pažangiau. Mes esame apdovanoti nuostabia galimybė gebėjimų mąstyti. Ar žinote, kaip Atomi buvo sukurta? Iš ko ji buvo sukurta? Ji buvo tiesiog sukurta iš minties. 17 žmonių atvažiavę senu aplamdytu mikroautobusiuku. Ir jiems buvo pasakyta, kad ši įmonė taps pasaulinio lygio kompanija. Jiems buvo pasakyta, kad tapę Royal Master jau uždirbs $50,000 per mėnesį. O dar aukščiau bus Crown Master, kurie gaus Mercedes. Aš jiems sakiau, kad duosiu $300,000 grinais ir yra ir Imperial Master lygis, kuris gaus $1 milijoną grinai. 17 dalyvių ir prezidentas atvyko senu aplamdytu mikroautobusu. Jie neturėjo $10,000 biuro nuomai, prireikė 3 mėnesių, kol jie atidarė ir turėjo tik 2 darbuotojus. Buvo prezidentas ir viceprezidentas ir jis vadino save prezidentu net turėdamas tik 2 darbuotojus. Kodėl? Nuo pat pradžių žinojau, kad esu prezidentinė medžiaga. Nuo pat pradžių buvau prezidentas ir generalinis direktorius. Mano galvoje aiškiai gyvavo vizija sukurti pasaulinio lygio platinimo įmonę ir aš laikiausi principo, su gera širdimi nėra priežasties, kodėl negalėčiau tapti didelis ir sėkmingas. Turėjau nuojautą ir išties pavyko. Dar kartą sakau, režisuokite savo galvoje filmą apie gyvenimą, kurį norite gyventi. Jūs gausite formą arba šabloną. Šabloną toks ir toks gyvenimo scenarijus. Jums bus duotas ir jūsų jį rašykite šį vakarą, užpildę, prašau, atiduokite rytoj. Tie, kurie rašėte praeitą mėnesį, turėtų parašyti naują. Kodėl? Nes jūsų filmai po truputį gerėja, dalykai keičiasi, todėl turite rašyti naują kiekvieną mėnesį. Šablonas atrodo taip. Štai didelis apskritimas, maždaug toks ir kiti mažesni apskritimai. Čia jūs rašysite kūnas, dvasia, siela ir aplinka. Kiekvieną jų privalote įrašyti bent po kartą, galimai ir po 2. Kaip sakiau prieš tai, gerai gyventi reiškia būti sveikam, tačiau norėsite parašyti sveikata, toliau norime gyventi patogiai. Patogiam gyvenimui maistas, drabužiai ir būstas yra labai svarbu. Daugeliu atveju žmonės dėl maisto ir drabužių nesijaudina, tiesa. Atvirai šiandien žmonės net per daug valgo, tad su maistu viskas jau sutvarkyta. O kaip su drabužiais? Visi turime daug daiktų, kurių nenešiojame. Korėjiečiai dėl maisto ar drabužių problemų neturi, bent jau dauguma, tačiau būstas vis dar klausimas. Gyventi gerai iš tiesų reiškia gyventi sveikai ir padoriame būste. Toliau šiandien automobilio prireiks visiems, kad ir koks geras būtų jūsų namas, juk nevažinėsite vien autobusais, tampydami sunkius pirkinių maišus. Tai nėra geras
gyvenimas. Todėl norime turėti savo automobilius. Kalbant apie dvasią, apie meilę, norite gražiai elgtis su tėvais, užtikrinti vaikų ateitį, apie sielą mokymąsi, galite rašyti apie vaikų ugdymą ar saviugdą, siekti akademinių svajonių, jei tokių turite. Galiausiai apie aplinką ir prisidėjimą galite rašyti apie labdarą ar savanorystę. Gyventi gerai turėtų suteikti jums ir pakankamai grynųjų. Grynieji, sumokėję visas skolas norite turėti banke laisvai prieinamų pinigų, tokių, dėl kurių jums nereikėtų bijoti, kad vyras sužinos ir galėtumėte laisvai padovanoti tėvams 100-200 tūkstančių. Ar nebūtų šaunu, jei ta suma būtų 500 tūkstančių ar net milijonas? Nuotaika būtų puikia, ar ne? Taip smagu turėti lengvai prieinamų grynųjų. Ką dar reikėtų aptarti? Taip, kelionės ir pomėgiai taip pat priklauso geram gyvenimui. O prisidėti reiškia daryti labdarą ir aukoti. Mokytis, lavinti save, rūpintis vaikais, mylėti, rūpintis tėvais, automobiliai, būstas ir sveikata. Visą tai užrašykite čia, žinoma, kiekvienas scenarijus skirtingas. Pavyzdžiui, jei esate patenkinti savo būstu, nieko apie namą nereikia rašyti. Čia yra žymės kaip ant liniuotės. Galite įsivertinti nuo 1 iki 10 balų. Pavyzdžiui, įsivertinkite, jei gimėte sveiki ir per daug nesijaudinate, duokite savo 5. Tačiau yra kur tobulėti. Štai ką reiškia. Likę 5, kalbant apie jūsų būstą, jūsų svajonę gyventi 2500 kvadratinių pėdų bute arba 4000 kvadratinių pėdų name. Bet dabar turite 1250 kvadratinių pėdų butą, tokiu atveju duokite savo 3. Kalbant apie automobilius, užrašykite svajonių automobilį, koks jis, Mercedes, o dabartinis, atsiprašau, BMW 325. Tuomet dabartinė mašina turėtų būti gana patenkinti. 325 tikrai neblogas automobilis, ar ne? Rūpestis žmonėmis, manau, daug nuveikėte. Mat buvote užsiėmę, pirkdami mašiną, vaikų ugdymas kol kas gerai. Labdarai beveik neliko laiko, grynųjų 0 kelionės ir pomėgiai šiandien bei ten. Galiausiai sujunkite visus taškus į vieną apskritimą. Tai bus jūsų gyvenimo ratas. Mažas įdubęs ratas rodo, kad gyvenimas rieda nekaip. Kita vertus, jei kiekvienam elementui galite duoti po 10, sujungti taškai sudarys didelį ir apvalų ratą. Kai jūsų ratas yra mažas ir kreivas, tai ženklas, kad riedate prastai, o kai galite savo skirti po 10, sujungti taškai sudarys didelį apvalų ratą. Ką turėtumėte daryti dėl savo sveikatos, namų, tėvų, vaikų išsilavinimo, svajonių aukojimo, namų, grynųjų, laisvalaikio. Jūs turėsite užpildyti šitus kvadratus labai konkrečiai. Pavyzdžiui, negalite tiesiog aprašyti gražus namas arba didelis namas. Įsivaizduokite, kad nueinate pas brokerį ir paprašote surasti gražų ar didelį namą. Jei jūsų rimtai nepriims, reikia aiškaus apsisprendimo dėl būsto tipo, ar tai butas, ar nuosavas namas ir kokio dydžio. Kuo tiksliau, tuo geriau. Patariu rašyti konkrečiai ir sistemingai. Tarkime, dabar gyvenate bute, kurio nuoma $300 000, bet norite persikelti į butą už milijoną, kurio dydis 2000 kvadratinių pėdų. Iki tam tikros datos visą tai užrašykite čia. Taip pat parašykite ir turto vertę, kitaip tariant, pirmiausia, aprašykite kuo daugiau detalių, kiek įmanoma. Antra, įrašykite konkrečius skaičius, pavyzdžiui, kainas ar persikėlimo datas. Prašau, bent šių gairių laikykitės. Rūšiuodami tokius dalykus pamatysite, ko iš tikrųjų norite savo namų. Gal dar gyvenate 1800 kvadratinių pėdų bute, bet trokštate turėti 5 miegamųjų
namą. Tai reiškia, kad jis turėtų būti bent 2500 kvadratinių pėdų. Toliau automobiliai. Dabar vairuoju Hyundai Sonata, bet visada norėjau kažko geresnio, gal Mercedes ar BMW. Galbūt Mercedes E-serija jums per didelė. Tuomet galite rinktis mažesnį modelį, pavyzdžiui, SL 550. Visą tai užrašykite, kita gali parašyti Porsche, tai jūsų automobilis padės riedėti jūsų mintims. Toliau pagalvokite, kaip pagerbti savo tėvų štai, kas prašau. Nelaikykite savęs gerai sūnumis ar dukromis vien dėl to, kad davėte truputį kišenpinigių. 300 ar 500 dolerių to neužtenka. Turite iš tikrųjų padengti visas jų gyvenimo išlaidas. Dauguma reikia apie 2-3 tūkstančiai dolerių per mėnesį. Klystate, jei manote, kad vyresniems pinigų nereikia, jie tikrai turi kur juos išleisti. Vis dėlto, kai patys vos galas su galu sudurite, paremti tėvus nėra paprasta. Mažiausia, ką galite padaryti, paskambinti ir pasisveikinti. Juk visi galime paskambinti tėvams kartą per savaitę ar ne. Jie tikrai iš mūsų daug nesitikė. Turime daryti tiek, kiek galime dabar maksimaliai ir žengti žingsnius link galutinių tikslų. Tas pats galioja ir labdarai bei aukoms. Tie, kurie sako, kaip praturtėsiu, dažniausiai nesilaiko žodžio tapę turtingi, jie būna užsiėmę apsipirkimu ir nebesidomi labdara. Kai žmonės pagaliau praturtėja, jie pamiršta tuos, kuriems reikia. Tie, kurie nesugeba padėti mažiau turintiems, niekada nesugebės dalintis turtais, net jei patys praturtės. Todėl turite pradėti galvoti iš anksto, kaip galėtumėte prisidėti. Bet to tikrasis turtuolis gali tapti tik tada, kai gebate aukoti. Kodėl? Nes tai reiškia, kad esate patenkinti ir jūsų gyvenimas buvo prasmingas. Kita vertus, jei kaupėte pinigus, bet smulkmeniškai taupote ir neaukojate, jūs vis tiek vargšas. Auka tai atspindės, kad tapote tikrai turtingas žmogus. Dar kartą turite surikiuoti ir užrašyti savo mintis apie tai, kaip norite gyventi. Lyg režisuotumėte filmą. Rašydami turite sudėti visas sumas, kiek kainuoja šitas dalykas, kiek kainuoja anas, kiek skirsite aukai. Tokiu būdu skaičiuota suma bus gana didelė. Ar užtektų 3000 per mėnesį, o 7000? Neįmanoma, su tokia suma svajonių gyvenimo neturėsite. Štai kodėl mintis, kad uždirbsite 3 ar 7 tūkstančius, jūsų neuždegs. Kai kurie net prisipažįsta mylintis paprastų žmonių gyvenimą, žinot tą paprastą gyvenimą. Aš kaip gyvenau 3 metus ir buvo baisu. Po bankroto 3 metus gyvenau nuomojame bute po 500 dolerių per mėnesį. 3 metus savo kailiu pajutau, koks sunkus tas vidutinis gyvenimas. Atsisakykite minties būti paprastu žmogumi. Niekas negimė kentėti skurde, niekas neprivalo nešioti ženklelio esu vargšas, jei nuspręsite, kad būsite turtingi ir tapsite visuomenės lyderiais, taip ir bus. Kaip visi turtingi tokiais tapo, nes apie tai svajojo, nebuvo jokio rinkimų biuletenio, kuriame juos išrinko turtingaisiais. Jei paskelbsite pasauliui, kad tapsite sėkmingi, niekas prieš tai neprotestuos, nes kai aš paskelbiau, kad būsiu labai turtingas, niekas nestojo į piketus. Taip, kelis kartus pavadino kvailiu, bet niekas aktyviai nežlugdė. To nebuvo, žmonės mane paliko ramybėje, manydami, kad netrukus apsiraminsiu. Tas pats ir su jumis. Niekas jūsų nestabdys. Tai kodėlgi nepaskelbus, kad tapsite turtingi? Skelbkite, kad uždirsite 3-7 tūkstančius kas mėnesį, pasakykite draugams, ar prisijungsi, jūsų reikalas, tik vėliau nesiskųskite, kad nepakviečiau. Paskelbkite tai garsiai visų balsu. Priimkite tokį sprendimą, tada deklaracija ir tai įsipildys. Žinau, kad yra žmonių, kurie užsispyrę tvirtina, kad tai neįmanoma. Būsiu atviras, kai buvau vargšas ir galvojau, kad tapsiu turtingu, širdyje turėjau 100% pasitikėjimą. Man tai tikrai pavyks. Buvau rimtai sirgęs, tai neleido dirbti jokio darbo. Apskritai,
Atvirai maniau, kad turiu vieną šansą pasisekti ir 99% nepavykti. Vis dėlto turime žygiuoti pirmyn, žiūrėdami į tą 1%. Įsivaizduokite, kad esate įkalinti oloje ir visur aplink tik juodi uolienų paviršiai. Galbūt tolumoje pamatysite mažytę angos šviesą, jis sudarys mažiau nei 1% visos olos ploto. Tačiau mes negalime tiesiog pasiduoti ir sakyti savo ne. Turime judėti pirmyn, taikydami į tą mažą tolimą švieselę. Turime eiti jos link po vieną žingsnį. Būtent taip aš ir jaučiausi. Kur tik pažvelgiau, visur girdėjau ne. Net savo sakydavau, gal man nepavyks. Vis dėlto privalai galvoti, kad pavyks. Kai nėra vilties, privalai turėti viltį. Jei negali savęs priversti turėti viltį, esi beviltis, kaip visada sakau. Kai nėra vilties, vienintelė viltis, kurią gali turėti viltį. Kai buvau palaužtas ir beveik merdėjau nuo pastangų, tai savo kartojau 100 000 kartų. Kai buvau kupinas abejonių ir jaučiausi, kad artėjau prie aklavietės, vienintelė viltis, ką turėjau, turėti viltį. Jei net vilties negali įpirkti, lieka tik neviltis. Tačiau aš negalėjau tiesiog mesti visko. Kodėl? Turėjau šeimą, kurią be galo myliu. Žinojau, jei pasiduosiu, mano mylima žmona praras viltį, mano vaikai turės kęsti sunkumus, o tėvai bus be galo nusivylę. Dėl savo mylimos šeimos aš negalėjau tiesiog pasakyti pasiduodu. Supratau, kad tam, kad mylėtum, turi gerai gyventi. Aš vedžiau savo gyvenimo meilę po metų siekių. Mes gyvenome gana padoriai, kol mano verslas nebankrutavo. Sunkus laikotarpis tęsiasi, 1 metai, 2, paskui 3, gyvename iš žmonos parnešamų $1500 per mėnesį. 500 mokėjome už nuomą ir rūpinomės mūsų 2 sūnumis. Turėjome skaičiuoti kiekvieną centą ir kiekvieną akimirką dvejodavome apsipirkdami. tą sunkmetį tempėme maždaug 3 metus ir tai vis dažniau baigdavosi barniais. Anksčiau mes nebuvome besipykstanti pora. Vieną žiemos dieną grįžau į šalantį namą ir sakau, brangioji, padidink šildymą. Nėra prasmės taupyti, kai neturtingi esame. Tada žmona perėjo į ataką, sako, manai, man nešalta, kad norėčiau pilnai atsukti šildymą. Jei būtum parnešęs algą, dabar nešaltume. Tavo menkas indėlis verčia mus šalti šią žiemą. Jie aiškino, kad turime būti taupus, bet kaip žinote, vyrai gali būti neapdairūs. Aš sakau, nėra prasmės taupyti, kai esi vargšas, iš tiesų reikia leisti tiek, kiek gali, nes vis tiek gali išleisti tik tiek, kiek turi. Tuo tikrai ją supykdžiau, ar ne? Mūsų barniai darėsi vis dažnesni ir vieną dieną ji galiausiai man pasakė, brangusis, noriu, kad išsiskirtume po to, kai vaikai baigs mokyklą. Esmė ta, kad jis savo žodžio žmogus. Išgirdau tai ir palūžau, apkabinau jos kojas ir verkiau kaip kūdikis. Meilė, neik, negaliu tavęs paleisti. Pasakiau, kad galės mane palikti, kai sugebėsiu nupirkti jai namą. Primiktinai pabrėžiau, kad ji neturės jokios pensijos, iki pensijos dar toli, banke vos keli $100. Leis man pasirūpinti tavo senatvę, o tada galėsi mane palikti. Per 1 metų ji nusikvatojo, dabar ji turi puikų namą ir krūvą pinigų banke, bet dar nepasakė, kad ketina išeiti. Finansinis nesaugumas išbando mūsų meilę, nes juk norime mylėti ir rūpintis artimaisiais. Visa širdimi
Todėl turite dar labiau galvoti apie geresnį gyvenimą, kad galėtume turėti tokią didžią meilę. Turite apsispręsti gyventi geriau. Pradėkite kurti detalius veiksmų planus ir dirbkite, kad jie įvyktų. Rimtai, jei tada būčiau pasidavęs, kas būtų nutikę mano žmonai. Galbūt jie būtų susitvarkiusi, bet labiau tikėtina, kad jos gyvenimas būtų labai varganas. Dabar ji tikriausiai likusias dienas leistų skurde ir ligoje, neturėdama ko laukti. To aš niekada neleisčiau jai. Net jei tikimybė būtų 1%, būčiau rizikavęs viskuo, ką turėjau, kad to neįvyktų. Ir štai, kai kabėjau už to vienintelio siūlo vilties, ir nuosekliai žingsniavau link šviesos tunelio gale, ta šviesa urvo gale pamažu ėmė didėti. Kai galiausiai išėjau iš urvo, pasaulis man atsivėrė platus ir šviesus, net jei jaučiatės įstrigę, jūsų širdis pilna tamsos ir nevilties, ir taip tęsiasi jau kurį laiką, dabar jūs esate sėkmės akademijoje. Jei pajutote, kad yra kažkokia šviesa, kad ten kažkur jūsų laukia šviesa, kad išdrįsote turėti vilties ir pamatėte prošvaistę, jog svajonės gali įsipildyti, įsikibkite į tą mažytę šviesą kaip į gyvybę. Tuomet pabaigoje pamatysite savo svajonės įsipildžius. Tiesa ta, kad niekas nevyksta su 100% garantija. Net jei šansai 100/1, įsikibkite į tą 1% ir paverskite jį 2, 5, 10, 50%, o galiausiai visų 100. Visi sėkmingi žmonės taip ir padarė. Kai pagaliau pasieksite, galėsite išdidžiai paskelbti pasauliui, kad pasiekėte tikslą, nepaisant visų kliūčių. Kiekvienas laimėtojas turi varganą praeitį, kuo jie buvo vargingesnė, tuo ryškiau švies sėkmė. Priežastis, kodėl dabar gyvenate tokią baisę atkarpą, yra tam, kad vėliau, kai pagaliau pasiseks, tada jūs galėsite pasakyti pasauliui, kad nors buvote įmesti į pačią sunkiausią negandą, jūs atsitiesėte ir ją įveikėte. Jūsų iššūkiai ir sunkumai - tai įžanga į iškilmingą kalbą, kurią sakysite kaip laimėtojai. Šitaip aš priėmiau savo sunkumus. Net kai vairavau tą savo aplamdytą mikroautobusą, galvojau, mano mikroautobuso dienos suskaičiuotos, apie šį išbandymą vieną dieną kalbėsiu su šypsena. Prisimindamas tą mikroautobusą, kurį vairavau, aš prisėmiau savo situaciją ir paskelbiau, kad dalinsiu Mercedes. Viena prasme, tai buvo gryna fantazija. Tie, kurie tuo patikėjo ir sekė, paskui mane irgi fantazuotojai, tikintieji. Kaip galima rimtai vertinti žmogų vairuojantį mikroautobusą? Štai tas mikroautobuso vairuotojas sako, kad dalins Mercedes ir 50 000, 300 000 ar net $1 grynais. Nesąmonė, bet štai ta fantazija pildosi. Tas pats gali nutikti ir jūsų gyvenimuose. Gal sakote, man viskas nesisekė, nieko nesu geras, visą gyvenimą buvau nevykėlis, kaip aš galiu uždirbti 30 ar 70 tūkstančių per mėnesį. Juokinga, tokios juokingos svajonės nuolat pildosi, patikėkite mano žodžiu, turite paversti savo svajonės realybę. Kam? Nes jūsų sėkmė nauda jūsų artimiesiems, jūs privalote tai įgyvendinti. Patikėkite, yra tiek daug dalykų, kuriuos galite patobulinti, kad pasiektumėte subalansuotą gyvenimą, kurio visada trokštate. Vėlgi, kad padarytumėte būtinas permainas tokiam gyvenimui, pirmiausia, pradėkite apie tokį gyvenimą galvoti, nupieškite vaizdą savęs, gyvenančio svajonių name, vairuojančio savo svajonių automobilį, pasirūpinusio visais vaikų poreikiais, galinčio remti tėvus kiek norite, darančio labdarą, aukojančio stokojantiems ir keliaujančio į svajonių vietas. Pieškite naująjį save gyvenantį svajonių gyvenimą. Prie savo paveikslo parašykite
filmo scenarijų, parašykite tokį savo svajonių gyvenimo scenarijų ir sukite kamerą. Kas nuostabu šiame kinematografe, galite keisti siužetą, aplinką ir liniją. Kaip jūs esate scenaristas, režisierius ir rašykite apie savo gyvenimą, priklausys, kaip jis bus perkurtas. Patikėkite ar ne, tai neužtruks labai ilgai laikas, galite skaičiuoti 3-5 metus, jei turite geležinę valią pasiekti. Galite pradėti nuo nulio, nuo pat pagrindų. Tarp tų, kuriems pavyko, niekas neturėjo starto pranašumo ir nėra nė menkiausios abejonės, kad jūs visi galite. Greitai jums parodysiu keletą pavyzdžių, ką rašė jūsų senbuviai. Štai kaip tai jie užpildė, atliko savivertinimus ir sudarė ateities planus išsamei apie sveikatą, keliones, grynuosius vaikus, labdarą, paramą tėvams ir taip toliau. Vėlgi rašykite kiek įmanoma detaliau, įrašykite konkrečius skaičius, kad turėtume praktinį supratimą, kaip planuoti savo svajonių gyvenimą. Po scenarijaus turite užpildyti dar vieną šabloną, kaip dirbti ir dirbti su tuo. Štai jūs šioje formoje galite įrašyti, kada tapsite sales master ir taip toliau. Taip reikia pildyti šabloną, bet to norėčiau, kad parengtumėte įgyvendinimo planą, kuriame būtų detalūs jūsų asmeniniai veiksmų planai ir tikslai. Pavyzdžiui, aš užtikrinsiu, kad į kas savaitinį vienos dienos seminarą atvesiu bent 1 ar 2 naujus žmonės, kuris vyks kiekvieną ketvirtadienį mano vietovė. Aš tai įgyvendinsiu bet kokią kainą. Jums reikia tai nusistatyti veiksmų planus ir jų laikyti. Šį vakar kursite savo svajonių gyvenimą, galvokite ir rašykite savo veiksmų planus visa širdimi, prašau, rytoj atiduokite savo gyvenimo scenarijus ir turėsime laiko jų pasiklausyti. Ačiū, kad išbuvote taip vėlai. Viskas.